Armandas. Renate Reinsve, mums pažįstama jau kaip pats blogiausias žmogus pasaulyje, šį kartą sugrįžta kaip Armando mama, kurią išsikviečia mokyklos personalas į mokyklą, kad išsiaiškintų įvykusį incidentą tarp Armando ir jo klasioko. Aiškėja detalės, o su jomis kartu ir pasimetame, apie ką visgi yra aiškinamasi, ar tikrai apie berniukų incidentą, ar apie kažką kitą. Režisierius yra kino legendų Bergmano ir Liv Ullmann anūkas. Šitą filmą verta pažiūrėti dėl Renatės vaidmens, jos juoko scenos ir sukurtos įtampos mokyklos suole. Pabėgimas. Atlanto vandenynas, niekada nepasirodanti saulė ir tuščios be jokios augalijos ir gyvūnijos pievos. Tokioje aplinkoje stovi namukas, o jame išsilaisvinti nuo priklausomybės nuo alkoholio bando Rona. Įdomioji filmo dalis stebėti, kaip Rona tam namelyje pasilieka visiškai tik su savimi, su savo blaivybės nuoboduliu, su ta gamta, kurioje yra daugiau nieko, tik tai vėjas ir ji. Tai profilaktiškai rekomenduoju filmą pažiūrėti šiuolaikiniam jaunimui, kuris negali be socmedijų, be savaitgalių su draugais baruose prasivalyti nuo triukšmo. Filmas tikrai padės. Žvaigždės pranašauja. Vienoje stalo pusėje sėdi astrologė su savo kompiuteriu, kitoje stalo pusėje sėdi jos klientai. Tai astrologė ieško atsakymų žvaigždžių schemose, kur gali pasiųsti klientus išsivalyti savo karmą per savo gimtadienį. Tai smagumas čia ir prasideda. Tai yra dokumentika, ko tikrai nepasakytum apie filmą ir gerai subalansuotas humoras.